Sveikos visos, taigi šiandien noriu su jumis išbandyti dvi naujas priemonės, kurias aš neseniai atradau parduotuvėje. Tai yra 4 firmos kontravimo paletės. Viena iš jų yra skirta kreminiam kontravimui, kita yra skirta sausam. Taigi, ką galiu pasakyti apie šias priemonės? Abiejų kaina yra iki 5 eurų. Visai fainas dalykas yra tas, kad nusipirkus ir vieną ir kitą, jums kaip ir užtektų to pilnam kontravimui, nes tai yra kreminis produktas ir yra sausas. Tarkim, kreminėje paletėje, kur matot, čia yra 5 spalvos. Tai yra gan pilka ruda spalva, tada tokia šiltesnė, šiek tiek bronzantą primenanti spalva. Tada 2 šviesios spalvos, kurios yra skirtos kaip ir išviesinimui, kurios yra matinės, visos šios spalvos yra matinės, tai viena iš šių spalva yra tokia perlamutrinė ir blizgi, tai kaip ir highlighteris. Jeigu kalbant apie sausąją paletę, tai čia yra 2 spalvos, viena iš jų yra tamsi, kuri yra skirta kontravimui, ji yra tokia gan pilka ir ruda, turėtų tikrai neblogai atrodyti, ir kita yra šampano atspalvio tokia blizgi highlightinimo spalva, rudoji yra matinė, kas yra žiauriai faina. Nes tikrai yra sunku rasti nebrangę ir gerą matinę priemonę, kuri tiktų kontravimui. Jie turi dar ir tamsesnę spalvą, tai yra tamsesnė paletė, bet aš pasirinkau šią dėl to, kad highlighterio spalva buvo tokia gan šviesi, anos buvo šiek tiek rožinė ir pats kontravimo produktas buvo toksai oranžinis. Šios kontravimo paletės yra tik vienas atspalvis, tai kaip ir turėtų būti visai universalios spalvos. Bet aš manau, spalvos iš tikrųjų nėra labai tamsios, bet aš manau, kad pasirinksiu kontravimui šitą spalvą. Ir pirmiausia pasibandysiu kreminę paletę ir ant viršaus dar bandysiu sausą. Pats produktas yra tikrai labai kietas, nelabai pigmentuotas. Tiesą sakant, geriau nei tikėjausi. Oh my god. Gerai. Tada dar negalime džiaugtis dar per anksti. Žinot ką? Ta šviesi spalva man visai patinka. Okay. Turiu pripažinti, kad šviesi spalva tikrai mane nustebino. Tikrai nesitikėjau, kad atrodys taip gerai. Ta prasme, tai neatrodo tobulai, bet visai neblogai. Gerai, dabar toliau imu gal kitą pusę ir išskaidau tą tamsesnę priemonę. Ir pradedu nuo nosies. Šiaip skaidys sunkiai gan. Tikrai trūksta pigmento tamsiai spalvai. Dar panaudosiu šitą blizgią highlighterio spalvą. Oh my god, tas kreminis highlighteris. Wow, atrodo labai gražiai. Einu prie sausos paletės. Kas bus tas? Manau, galite matyti skirtumą. Oh my god! Kokia puikiai spalva. Žinot ką? Man atrodo, aš įsimylėjau. Ok, kol kas. Wow! Tu tikrai sužavėta. Paskutinis žingsnis tai highlighteris. Yra visai neblogai, tikrai neblogai, tiesiog nėra super wow. Spalva yra iš tikrųjų šviesi, kas yra žiauriai aktualu mums lietuvaitėms, kadangi, mes nesam labai įdegusios dažniausiai. Išbandžiau makiažą, ale pasidariau. Net nežinau, pirmas įspūdis visai neblogas. Man atrodo, kad
drėgnai paletei šiek tiek trūksta daugiau pigmento, ypač tamsiom rudom spalvom. Jos yra tokios labai permatomos, gan sunkiai sklaidosi ir tikrai iš tą šepetėlį nemažai ten tryniau tą spalvą, bet perbraukus per veidą kažkaip tos spalvos nepersidavė tiek, kiek norėtųsi. Tai va, tai norėtųsi, kad šiek tiek būtų daugiau pigmento. Šviesios spalvos visai nustebino, kaip matėte, tikrai patiko. O highlighteris yra, oh my god, tikrai labai gražus, labai gražus. Labai graži spalva, labai švytėjimas gražus, natūralus toks ir susilieja su oda. Žodžiu, highlighteris atrodo tikrai žiauriai gražiai. Ką dėl sausos paletės galėčiau pasakyti? Labai patiko šitas sausas kontūravimo produktas, tikrai labai gražiai atrodo. Yra tikrai pigmentuotas, sklaidosi lengvai. Tai šitas man žiauriai patiko. O highlighteris, tikėjausi, kad bus šiek tiek geresnis, nes šita priemonė labai patiko. Galėtų būti labiau pigmentuotas, bet pliusas yra tame, kad jo yra spalva labai gerai. Jinai yra šviesi, tokia perlamutrinė, labiau į baltumą spalva, ko tikrai mums lietuvaitėms labai reikia. Tai, nežinau, galutinis variantas šitam duočiau gal 9 iš 10. Jo, ir tikrai pirkčiau dar kartą, o šitam kreminiam produktui atsižvelgiant į tai, kad pusės šių priemonių turbūt nenaudočiau, gal duočiau 5-6 iš 10 ir ko gero nepirkčiau antrą kartą, bet ką pirkčiau, tai tikrai pirkčiau šitą kreminį highlighterį, taigi jeigu Katris kada nors sugalvos iš šito padaryti highlighterį kreminį, aš jį tikrai pirksiu ir tikrai naudosiu, nes man jis labai patiko. Tai tokia mano nuomonė apie šios du produktus. Tikiuosi, kad jums patiko. Ačiū, kad žiūrėjote ir susimatysim kitą kartą. Ate!